Kodėl žmonės nusivylę įsirengę rekuperacinę sistemą? Šiuolaikinis sandarus pastatas negali apsieiti be priverstinio vėdinimo. Deja, daugelis žmonių statydami namus vis dar mano, kad vėdinimas name yra labiau komforto reikalas, o ne būtinybė. Siekdami padaryti būstą eikvojantį kuo mažiau šilumos energijos, statome sandarius šiltus langus, šiltiname ir sandariname būsto dėžutę, taip pat daroma kuo mažiau natūralių ventiliacinių šachtų, kadangi bet kuri šachta yra nemažas šilumos nuostolis. Neturint priverstinio vėdinimo belieka kambarius vėdinti atsidarius langus, taip išleidžiant žiemą į lauką brangę šilumą. Pro atidarytus langus į namus patenka triukšmas, alergenai ir dulkės. Kartais toks vėdinimo būdas yra nepakankamas ir prasideda problemos su pelėsio atsiradimu. Nesant priverstiniam vėdinimui į būsto vidų yra ženkliai didesnė oro infiltracija iš lauko. Žiemos metu tai papildomai apkrauname šildymo sistemą, nors tuos šildymo kaštus pridedam būsto šildymui, o ne vėdinimui. Mano darbas jau ne vienerius metus yra susijęs su vėdinimu bei rekuperacinėmis sistemomis. Pasistengsiu čia išdėstyti savo nuomonę, dėl ko kartais žmonės nusivylę įsirengę priverstinę vėdinimo sistemą. Blogas būsto vėdinimo projektas – techninis sprendimas. Yra prigalvota įvairių būsto vėdinimo sistemų, kurios, manau, buvo kuriamos siekiant turėti rinkoje išskirtinumą, bet jokių būdų nesiekiant vartotojų ekonomijos. Tokios sistemos, kaip paduoda orą į būstą per specialias orlaides ir ištraukia orą per ištraukimo ventiliatorių, įvairūs decentralizuoti sieniniai rekuperatoriai, kur per tą pačią skylę ir traukia orą ir pučia jį atgal į būstą. Vienintelis šių sistemų privalumas yra tas, kad nereikia vedžioti vamzdžių ir yra alternatyva tiems, kas visai neįsirengia name vėdinimo. Šios aukščiau išvardintos sistemos kartais kainuoja labai panašiai arba net brangiau už normalią rekuperacinę centralizuotą būsto vėdinimo sistemą. Vėdinimo sistemos efektyvumas priklauso nuo sistemos sumontavimo kokybės ir tinkamo eksploatavimo. Vėdinimą instaliuojančio, projektuojančio, montuotojo nepakankama kvalifikacija. Įrengus netinkamus vamzdžius, per silpnus triukšmo slopintuvus ar oro skirstytuvus prasideda problemos su sistemos triukšmu. Vartotojas vargsta su triukšmu, kol galiausiai išvis išjungia visą sistemą. Oro tarša viduje gali būti 100 kartų didesnė nei lauke. Rekomenduojama, kad oras patalpoje per valandą pasikeistų 1 kartą. Blogas rekuperatoriaus tipo pasirinkimas. Lietuvoje labai stipriai yra propaguojami ir reklamuojami priešpriešinių srautų plokšteliniai rekuperatoriai. Taip jų šilumos naudingumo koeficientas yra deklaruojamas labai nemažas, tačiau jie bijo minusinės temperatūros ir, kad išvengti užšalimo, reikalauja papildomų eksploatacinių kaštų arba tenka žiemos metu, kai vėdinimo labiausiai reikia, laikyti rekuperatorių išjungtą. Jei nusprendėte rinktis plokštelinį rekuperatorių, tai siūlyčiau tik entalpinį priešpriešinių srautų plokštelinį, kuris netaip stipriai išsausins patalpos orą. Mūsų Lietuvos klimatui geriausia rinktis rotacinius rekuperatorius. Turėsite efektyvę bei taupę rekuperacinę sistemą. Jei norima, kad patalpoje būtų daugiau drėgmės, galima pasirinkti sorbcinius, entalpinius rotacinius rekuperatorius. Jie nedaug brangesni už paprastą rotacinį rekuperatorių, o jų naudingumas nenusileidžia priešpriešinių srautų plokšteliniams rekuperatoriams, o ir šaltam žiemos orui yra nereiklus. Rotacinis šilumokaitis teoriškai gali šiek tiek pasimaišyti šalinamo oro į tiekiamą orą, bet tai yra labai mažas kiekis. Tai yra nuo 1 iki 1,5 procentai užteršto oro. Daugelį žmonių tai gąsdina ir atstumia nuo rotoriaus pasirinkimo, bet pagalvokite apie tai, kad atidarydami tualeto duris ir įeidami į vidų jūs oro sumaišote pro duris 100 kartų daugiau. Normaliomis eksploatavimo sąlygomis rotacinis šilumokaitis neužšąla ir stabiliai veikia šaltuoju metu esant šaltai -23 Celsijaus lauko temperatūrai. Nereikalingas papildomas oro pašildymas, todėl šilumos energija taupoma esant dideliems šalčiams. Renkantis rekuperatorių rinktis tik su šiuolaikiniais EC tipo taupiais ventiliatoriais. Pigesni rekuperatorių gamintojai dar naudoja AC kintamos srovės neekonomiškus variklius, kurie yra sunkiai valdomi, triukšmingesni bei eikvoja ženkliai daugiau elektros energijos. Rekuperatoriaus oro filtrų kokybė. Filtrai išvalo orą nuo teršalų, apsaugo rekuperatoriaus vidines dalis bei rekuperacijos sistemą nuo užterštumo bei užtikrina sveikas gyvenimo sąlygas patalpoje. Perkant rekuperatorių, atkreipkite dėmesį, kad įrenginys turėtų ne prastesnės kaip F7 arba EPM155 klasės filtrus. Taip pat labai svarbu, kad filtras būtų kokybiškas bei žinomo gamintojo.
Tos pačios klasės filtravimo medžiagų kokybė gali skirtis, o tai atsiliepia, koks pasipriešinimas susidaro filtre, koks kiekis filtravimo medžiagos yra jūsų filtre. Todėl, kaip ir minėjau, rinkitės tik žinomo gamintojo originalius filtrus. Rekomenduojama filtrus rekuperatoriuje keisti kas 6 mėnesius. Laiku neįkeičiant filtrų galite užteršti visą vėdinimo sistemą, o tai įtakos padidėjusias elektros sąnaudas, sutrumpėjęs įrangos eksploatavimo laikas bei atsiradę nešvarumai palei groteles ar lubų difuzorius. Jei name yra apšiltinta perdanga, o ne stogas, jokių būdų nesugalvokite išvedžioti vamzdžius šaltoje palėpėje. Pagalvokite logiškai, kokio storio jūs šiltinote perdangą ir kokio storio izoliuojami palėpėje einantys vamzdžiai. Dažniausiai izoliacijos storis neviršija 50 mm. Per taip įrengtą palėpės vamzdį jūs ne tik turėsite didelius šiluminius nuostolius, bet ir bus problemų su kondensatu vamzdžio viduje. Taip instaliuotos sistemos nebus galima išjungti žiemos metu, nes šiltas patalpos oras kils pro difuzorių ir vamzdyje atvėsęs kondensuosis jo viduje. Ačiū už dėmesį. Taigi, jei kyla papildomai klausimų susijusių su rekuperatoriaus pasirinkimu ar teisingiausios rekuperacinės sistemos sprendimo, kreipkitės į mūsų oro vėdinimo specialistus ir mes su mielu noru pasistengsime atsakyti į visus jūs dominančius klausimus. Prenumeruokite kanalą, paspauskite patinka ir žiūrėkite kitas mūsų serijas.